Labas rytas. Jau matote, kad filmuojuosi automobilyje, akivaizdu, kad kažkur važiuosiu. Šį kartą planuoju per savaitę nuvykti į Romą, į ten ir atgal. Ir dar pakeliui aplankyti tetą Vokietijoje, senelių namuose. Ir kodėl keliauju į Romą, tai esu ten jau buvęs ir išvaikščiojęs ją tikrai, patį centrą žinau labai gerai, bet šiemet yra jubiliejiniai metai ir visi piligrimai yra kviečiami į Romą, aplankyti šventasias vietas, praeiti pro šventasias duris, pro 4 popiežiškų bazilikų šventasias duris praeiti. Taip pat ten nuvyko ganėtinai daug mano pažįstamų žmonių iš įvairių nedarbinių veiklų. Noriu ir su jais susitikti, pakeliauti, susitikti su žmonėmis, patirti tą jubiliejinių metų ypatingą jausmą. Tai automobilis suruoštas, nakvosiu vėl pakelėje, pasiėmęs esu patalinę, nes ta kryptim, kuria važiuoju, oras vis šiltės, bus vis geresnės sąlygos nakvoti automobilyje. Tikiuosi, kad kiek galima būtų mažesnės išlaidos, kad pajaučiau kelionės džiaugsmą, patirčiau tą ypatingą jubiliejinių metų jausmą. Geriausiu atveju jubiliejiniai metai žmogui gali įvykti 2 kartus per gyvenimą. Ir man jau kito karto nebesulaukti. Tai tiesiog susiruošiau, pasiruošęs kelionį, išvykstu ir kiti jau pranešimai bus kelionės metu ir iš vietų, kuriuose būsiu. O sekanti mano nakvynės vieta bus Vokietija, gali būti, kad Frankfurtas prie Oderio kažkur toje vietoje, o dar kita stotelė jau bus Italijoje. Tai tiek žinių ir susitiksim netrukus iš žymiai tolimesnės vietos. Visai neseniai kirtau Varšuvą ir čia palei autostradą yra Lidlas, kaipgi aš galiu nesustoti, jeigu tai yra mano tipinė kaip piligrimo valgymo vieta, nes galima nusipirkti pigų ir kokybišką maistą. Ir pasižiūrėkim, ką aš dabar čia nusipirkau pietums ir vakarieniai. Visa esmė yra valgyti sveikai ir nebrangiai. Ar tai yra įmanoma? Su Lidlu taip. Tai nusipirkau alyvuogių, skaidulos ir omega-3 alyvuogių aliejų, labai sveikas dalykas, nebrangu. Tada lentils, kaip jie vadinasi, pamiršau, bet lęšiai, lęšių salotos su humusu ir dar čia yra įdėta šiek tiek kažkokių daržovių. Labai skanu, tikrai labai sveika, daug skaidulų. Tada smūfis, obuoliai, bananai ir dar kažkas lenkiško, nežinau. Dar vienas sveikas dalykas, norėjau dar šiek tiek žuvies ir pamačiau tokią dešrelę suši. Irgi pasirodė labai geras toks produktas, ryžiai gal nelabai, visa kita tikrai labai šauniai. Ir Lietuvoje tokią nemačiau, nusipirkau. Kiek man tai kainavo, jeigu neklystu, turbūt bus kokie gal 6 ar 7 eurai. Ir dar nusipirkau tokį skystą maistą, taip vadinamą, pasidėjau bagažinę, ten vėsiau. Bet iš principo tai yra krūva baltymų, daug vitaminų ir irgi vien tik tai sveika sudėtis. Tai suvartosiu šiek tiek vėliau, gal vakare. Tai toks piligrimo maistas. Labas rytas, pabudau aikštelėje netoliese Dresdeno miesto. Štai taip atrodo viskas dienos metu, ne taip jau ir įspūdingai, kai tai yra žiema. Ir pirmą kartą gyvenime teko miegoti automobilyje prie nulinės temperatūros. Tai gerai, kad turėjau papildomą koldrą, drabužius šiltus, viską susirengiau, susidėjau, ką turėjau. Ir visai nieko buvo, netgi buvo šilta. Tai gerai išsimiegojau ir pasižiūrėjau, kad šiandien liko 1000 su truputėliu kilometrų iki Romos. Kelias eis per Austriją, vienintelė mokama vieta bus Austrijoje. Tai apie 70 eurų papildomai už kelius, šiaip visas kelias šito maršrutu, kurio važiuoju dabar, yra nemokamas. Didžiulis privalumas. Tai užsipilu kuro, nes bakas jau tuščias, per dieną išvažiuoju baką, tai yra truputėlį daugiau nei 1000 kilometrų.
užsipilu kuro, šiek tiek užkandu ir į kelią. Sustojau trumpam pavalgyti ir pristatysiu piligrimo kelionės maistą Vokietijoje. Salotos su akcija vištiena, alyvuogės įdarytos šviežių sūrių, pas mus jos kainuoja dvigubai brangiau, ir krevetės, viskas atrodo labai prabangiai, juk važiuoju į Italiją. Va, o bendra suma čia man gavosi kokie gal 6 eurai. Tai tikrai labai nebrangiai, bet tikrai geras, kokybiškas, skanus maistas. Tai tiek, judu link Austrijos. Minutėliai sustojau, kad įrašyti keli žodžius. Iš tiesų tik ką kirtau Vokietijos ir Austrijos sieną, pro Miuncheno miestą pravažiuojant, ten labai netoliese yra ta siena. Ir dabar reikia kirsti Alpių grandinę išilgai einančią, čia tokia kaip pusiasalis, tokia išilga juosta ta Austrijos tarp Vokietijos ir Italijos. Ir labai įdomu, kad atrodo turėtum važiuoti per kalnus ar tunelius, o iš tiesų iš vienos pusės, iš Vokietijos pusės ir iš Italijos pusės yra kalnai, o per vidurį tu važiuoji tokiu kaip slėniu, kaip tokia vaga, ir upė iš tiesų yra toj vagoj. Va, čia aišku dabar niekas nesimatys, bet iš vienos pusės jo visiškai tamsu ir iš kitos irgi visiškai tamsu, bet yra kalnai. Ir radau va tokią stotelę, nežinau kiek ten gerai matosi, vadinasi Autogrill. Tai va, tai jinai yra Austrijoje, pamačiau, bet labai populiari vieta ir Italijoje. Tokia va stotelė, kur galima pernakvot, pavalgyti. Tai prie Romos jau nusižiūrėjau, 30 km nuo Švento Petro bazilikos, nuo pačio centro yra tokia vieta, tai ten nakvosiu. O po to į Romą jau važinėsiu ten į požeminę aikštelę, kur yra 5 km, vadinasi Prezidento garažas. Jo, kuri yra nuo bazilikos 5 km, galima su metro važiuoti, galima pėsčiomis. Va, ir pasižiūrėjau, kad pereiti 4 bazilikas jų vartus susidaro apie 9 km, jeigu tvarkingai eiti nuosekliai nuo vienos iki kitos. Tai va, tai toks nuotykis laukia, nežinau, ką patirsiu rytoj, bet šiandien dabar liko 50 km įvažiuoti į Italiją, dar truputėlį pavažiuosiu ir matyt eisiu anksti miegoti, kad rytoj galėčiau įveikti, ten bus likę kokie 600 km iki Romos. Tai va, tai kitas reportažas bus jau iš nakvynės vietos Italijoje, matyti iš va šito autogrilio itališko. Na ir tada jau prasidės rytoj grynai kelionė link Romos, jau tie keli šimtai kilometrų. Labas vakaras, sveikinuosi iš naujos vietos. Atrodytų panaši vieta į visas kitas, bet už manęs palmė. Tai va, tai visiškai neseniai įvažiavau į Italiją. Jo, vakar ryte kelionę pradėjau iš Vilniaus. Vakare buvau šalia Dresdeno. Šiandien vakare jau esu pravažiavęs visą Vokietiją, kirtęs Austriją per kalnus ir nuvažiavęs porą šimtų kilometrų Italijoje. Ir dabar esu kažkur 90 km nuo Veronos. Va, ir čia tokių vietų sustoti Italijoje neteko prieš tai keliauti, tai iš tiesų ir nežinojau, kaip tos vietos atrodo, kaip jas surasti, nes kiekvienam šaly kitaip vadinasi, kitokie žymėjimai, čia dar patirties nebuvo. Tai va, visiškai nauja patirtis, bet vieta labai panaši į visas standartinės vietas. Čia gavosi taip, kad kai važiavau į Austriją, prasidėjo kalnai ir važiavau slėniu. Va, ir tas slėnis jisai tęsiasi iki pat Veronos. Tai grubiai gaunasi bendroji sumoje 300 km, 100 Austrijoje, 200 Italijoje.
Va, ir ten jo reikia laviruoti, reikia sukiotis daug, jau taip ramiai nepavažiuosi, ypač kai tai būna paskutiniai 100 kilometrų, nuvažiavus kokius 800 ir reikia dar 200 padaryti. Tai pirma stotelė buvo nuo tos vietos, kurį važiavau į Italiją, buvo už 70 km, galvoju, dar nuvažiuosiu aš čia kokį 100 ir sustosiu galbūt, aš tą stotelę pravažiuoju ir daugiau jų nebuvo. Ir tik tai tokie kelio įlinkimai kalnuose vienai mašinai ir tai ten parašyta, kad nutempiam, jeigu palieka ten automobilį. Tai va, tai teko važiuoti, tai nežinau, aš kiek čia nuvažiavau, dar papildomai turbūt kokį 150 ir vis tų vietų nebuvo jokių. Ir galiausiai va tokią vietą kaip šitą susiradau, tai nedaug čia tų fūrų telpa, bet va, automobilių vietos va ten matosi už manęs jos per patį vidurį šitos aikštelės. Kitoj pusėje labai fainas va toks va centras, kuriame iš principo irgi ir ten tualetai yra, ir pavalgymo vietos, viskas labai kultūringai, atrodo net nepanašu, sakykime, Italiją, gal labiau panašu pagal tvarką į Vokietiją. Va, ir šitoj vietoj nutariau apsistoti, nebevažiuoti, neberizikuoti, nes jėgos išseko kalnuose pavažiavus naktį. Dieną ten būtų neišpasakytai gražu, tai va grįžtant reikės kažkaip užfiksuoti tą visą vaizdą. Bet naktį važiuojant tai yra labai paprastai, kol dar matosi, džiaugiuosi, o kai jau nebesimato, tai yra tiesiog vargas, nes labai, iš principo reikia tiesiog labai atidžiai sekti kelią, labai daug tų posūkių ir matosi neypatingai gerai. Tai va, tai reikėjo važiuoti su ilgom šviesom ir kiti žmonės važiuoja su ilgom šviesom. Ir kai važiuoji su ilgom šviesom akinį, dar blogiau viskas matosi, žodžiu, rezultate toli nenuvažiuosi, pavargęs po ilgos kelionės. Tai va, susiradau šitą vietą, labai šauni, žmonių neypatingai daug, yra tokių naktinėjančių, bevalgančių, panašu į tai, kad kažkas ir nakvos automobiliuose čia pasilikę, sustoja, labai gerai apšviesta, saugi aikštelė. Tai va, tai pirma patirtis nakvoti Italijoje ir panašu, kad jinai bus gera. Tai va, o tradiciškai, aišku, šalia va tokios va vietos, kur galima nusiprausti, pavalgyti, kitoj pusėje už manęs yra kolonėlė. Va, ir tiesiog čia visa šita teritorija, jinai yra gana kompaktiška, tokia pailga šalia kelio, nes tiesiog iš jūsų pusių kalnų siena, tikrąja to žodžio prasme kalnų siena. Ir nieko čia kažką pastatyti ar padaryti, aš įsivaizduoju, labai brangu. Ir lygiai toks pat man įspūdis buvo, kai važiavau į Ispaniją. Irgi kai keliavau į Santiago de Compostelos, tą piligriminę kelionę, tai irgi ten pirmieji 100 kilometrų buvo tarp kalnų ir tas aikštelės buvo didžiulė retenybė ir buvo visiškai užpildytas. Tai va, tai galiu pasakyti tik tiek, kad labai norint iš Vilniaus per 2 dienas, tai yra su viena nakvynė, automobiliu galima kuo puikiausiai atvažiuoti į Šiaurės Italiją. Ir tiem, kas mėgsta laipioti ar tiesiog žygiuoti kalnuose, čia yra ideali vieta. Prieš 3 metų aš čia kokią 10 via ferratų perėjau ir kelios buvo labai sudėtingos. Tai va, tai tiem, kas mėgsta kalnus arba pravažiavau nemažai slidinėjimo trasų, tai taip pat čia yra daugybė slidinėjimo trasų. Kai kurios visiškai prie kelio yra, atrodo, kad ten iššok žmonės į autostradą. Va, ir taip pat yra via ferratos visos šitos Šiaurės Italijoje, šiuose kalnuose, va, kaip tik šalia šitos autostrados, kas irgi yra labai įspūdingi potyriai. Tai va, tai viena nakvynė, 2 dienos ir laipioji Italijos kalnuose arba slidinėjai Austrijos kalnuose ir jau ne tai, kad Europos širdį, bet galbūt Europos pietuose jau net atsirandi. Tai va, mažytė ta mūsų Europa iš tiesų ir lengvai pasiekiamos egzotiškos vietos ir šiltos vietos. Čia ir oras iš karto šiltesnis, nes dar vat šią naktį, pačią pirmą naktį aš nakvojau šalia Dresdeno, tai buvo minusas. Ir taip ant ribos atlaikė mano visa pasiruošta įranga nakvojimo minusiniai temperatūrai mašinai. O čia tai tiesiog bus maloni naktis, nes vat ir lauke galima vos nebestriukės vaikščioti. Dabar 6 laipsniai, bet tikrai labai šilta, diena iš viso turėtų būti kokių 15-16, nors dabar yra tik tai kovo 1 diena. Va, tai geri įspūdžiai.
neprailgo tie keli tūkstančiai kilometrų iki Italijos ir geras buvo pasirinkimas važiuoti pro Vokietiją. Aišku, negaliu sakyti, Čekiją esu pravažiavęs, tai tiesus kelias, bet nežinau, kas būtų buvę Austrijoje, jeigu tokie būtų visą laiką vingiuoti keliai, kaip po šitą atkarpėlę 100 km, tai vargu ar būčiau Italiją pasiekęs, nes tiesiog būčiau pavargęs anksčiau laiko. Tai va, panašu tai, kad tikrai buvo pasirinkimas geras, didesnis atstumas, bet mažiau pavargsti ir jį įveikė. Na va, tai iš principo rytoj atsikėlus, man iki Romos bus tik tai, jei neklystu, 600, truputėlį netgi mažiau, jeigu taip jau neapvalinant, 590 km iki Romos. Va, ir esu nusižiūrėjęs irgi nakvynės vietą 30 km nuo Švento Petro bazilikos, jau čia taip tiksliai irgi skaičiuojant. Pats parkingas jau čia, kaip ir minėjau, bus 5 km nuo Petro bazilikos, tai gali būti, kad aš atsikėlęs iš karto susivesiu parkingą, važiuosiu į parkingą ir tiesiai į Romos centrą ir pasižiūrėsiu, kiek spėsiu praeiti, galbūt sutiksiu lietuvius, jeigu spėsiu laiku atvažiuoti, nes 6 valandą yra pamaldos vienoje iš bazilikų ir ten susirinks visi Lietuvos piligrimai ir kažkada prezidentas turėtų būti Lietuvos, tai labai norėčiau, sekmadienis vis tiek yra ypatinga diena katalikui. Va, tai kiek spėsiu, tiek spėsiu, o jeigu nespėsiu, tai pirmadienį ir antradienį pilnai vykdysiu planą tiek, kiek yra numatyta mums piligrimams iš Lietuvos. Ir greičiausiai antradienį vakare arba trečiadienį ryte išvyksiu, kad spėčiau Vokietijoje dar aplankyti savo tetą, dar pakeliu gal kokį miestą, galbūt čia dar į paplūdimį spėsiu nulėkti bent valandėliai, nes visiškai netoliese čia viskas yra. Tai va tokie planai ir savaitės pabaigą vėl būsiu Vilniuje. Tai va, tai tiek žinių, ačiū už dėmesį, ačiū už keliavimą kartu ir įdomioji dalis tik prasideda. Tai labos nakties.